važiuosit su manim į kelionę į Prahą. Jau yra, palaukit, nematau, po 3:05. Ir šiaip turėjau vakar nufilmuoti, susidėdu daiktus ir taip toliau, bet tiesiog nebuvo laiko. Tai jo, tai dabar jau važiuojam prie mokyklos, prie kur ir autobusas atvažiuos. Ir tada važiuos. Aš dar mėgau noriu. Aš mėgau, žinokit. Nes kitos, žinokės, kelios nemėgau. Bet aš vis tiek mėgau, nes labai mėgau norėjau. Tai dar autobuse pamėgosiu, pasiėmę pagalbę. Tai very good, very nice. Bye bye. Hola. Kavytės jinai nusipirks. Dabar mes sustojame degalinę. Tai nuėjom, kas norėjo į tualetus, o jėtus. Žodžiu, sėdim už bernų ir tipo katastrofa. Ten kažkokį 10-okų. Tai vat. Jo. Vėliau bye bye. Jau atvažiavome į Varšuvą. Miestas, kaip matot, tokia didelė mūrinė siena, tikrai jų buvo daug. Ir vis. Žodžiu, einam kažkokiais laiptukais. Aš nesakiau, kad aš nemėgstu, aš Jaučiu. Ko čia per daug? Leisti su tokia... Kažkokia realiai. Period. Labai laukiu nuvažiuoti viešbutį. Daug čia. Period. Ir dabar mes eisim iki pačio ten galo. Nežinau, tipo. Ojei. Ups, iškritau. Netyčia. Kažkokia čia pilis. Taip. Visai graži, ką žinai. Iki žolių, taip. Ne. Bet tai čia gerai būtų žiemą savo su rogėm. How are we feeling? Very good, babe. Very good. Period. Bye bye. Aš taip noriu kažką. Žodžiu, rumtūras. Tai va čia kažkoks stalelis, kėdė, labai stringa. Žodžiu, čia kažkokios spintelės, čia veidrodis, čia ugnė, jos lova. Paveikslai kažkokie, čia televizorius iš viso. Čia spintelė, čia lova, čia... Kokia estetiška. Nu jo, čia kaip pas babutės būna. Ir tada čia stalelis, čia jo toks langas didžiulis su užuolaidom juodom. Nu tai normaliai, nu parūnės. Ok. Tai žodžiu, čia tualekas, o čia tai va. Čia yra jo visokių dalykų, kokių tik reikia. Dušas. Nu žodžiu, čia žiauriai didelė patalpa, nežinau kam čia tiek vietos, čia tik vietos. Bet tarkim, oi. Tai žodžiu, čia pas draugės tokias 2 kėdės. Kur 3? Ai, man pasiūlo, kad čia pas draugės. Aš greitai. Lova čia iš viso net nėra ta televizorius. Čia lova, čia va tokia spintelė. Jo. Čia tas pats. Tada čia va toks va. Tipo fena, ne. Nu, ką žinau, tipo, nu. Jo, va, čia va kažkokios skylės dury, čia kažkokios senovinės. Tai va, baisu. Kaunas arba Lituanija.
Bokšto ir tada jau išsiskirsim. Guys, šiandien labai daug visur vaikščiom. Dabar tikrai daug galimybę pašnekėti. Atėjom į prekybcentrį. Ir žodžiu, čia visko yra. Čia yra Sephora, tai tikrai būtinai eisim. Šį kartą nusipirksiu. Kokios nuotaikos? Žiauriai geras rėkia, man prakurs ausis. Ai, ne. Ar į Burger King eina? Ne. Tik kur nori. Burger King. Tai dabar einam pavalgyti ir tada eisim pažiūrėsiu. Aš esu Claire's parduotuvėj. Pirmą gyvenimą, grinai čia mano vaikystė buvo, kai aš žiūrėdavau, kai ten kiti youtuberiai eina. Čia visko. Grinai aš galėjau čia per gimtadienį atvaryt. Tas Stanley Cup buvo. Jinai Stanley nori. Pradau Stanley Cupą, padielką. Žiūrėkit, alio, čia visokius yra trauktis iš kadro. Pasižiūrėkit. Jinai visus pirk. Aš visus perku. Bet aš su juo eičiau šūliai kaip kokią Barbie girl. Aš jums sakau, aš nusipirkau. Pilčiau kokią arbatytę, nes aš kavos negeriu. užpipint. Taip? Ir aš grinai eičiau kaip Barbė su to tokia dar tokia rankinuką, vat ir va taip vat. Dieve. Nu ne, Stanley Cup norėjau. Žodžiu, mes einam į baseiną, nes čia yra netoli prie mūsų. Į baseiną pagaliau. Va čia va, nežinau ar matot, bet žodžiu, Rugilė dabar yra į rytą prasibėg nuo jos nori ir dabar mane vieną paliko, nes aš negaliu bėgti ir filmuoti, o Dieve kokia aš raudona. Tai žodžiu. Nusivalio blakstienas, atrodau, kai koks vampyras prisikėlęs. Nu tai ir gerai, ir paliko mane. A tu jos prasibėg. Jos savo gražiai bėga, savo... Mane paliko. Nu ir gerai. Žodžiu. You have got to give. Ne. Pasiėmėm kažkokį baletėlį. Tu paėmė? Ai, jau paėmė. Pasiėmėm baletėlį, kad mums būtų nemokamai. Jo. Pretty good. Tai vat, labai laukiu. Sakė, tai net čiuožykla yra. Och man. Neapsikraunu. Tai vat. Susitiksime vėliau. Jinai sakė, biškį pafilmuos. Wow. Thank you very much, love. You're welcome. Love you. Tai va. Tai bye. Because I need to run to them. Jau po plakimo buvo labai fainai. 10 iš 10. 10 iš 10. Dabar pasileidę muziką, einam atgal. Žali kodai, senų šviesos atino mane, susitiksim. Šalik sapnuose. Mes su Vilte tai sumėję tiksliau nežinom tos dainos, bet čia einam tiesiog. Aš žinau, bet aš, ne dabar gal. Na, žinau, bet nemokam dainuoti. Sakėm, paskui eisim galimai pasivaikščiot, nes, nu, tiesiog, aš tai valgyti žiauriai noriu asmeniškai. Aš norėsiu rytoj prisivalgyti 15 arbūzų, bus pip, žodžiu, bus 15 arbūzų valgysiu, blynelių visokį, nu, žodžiu, bus žiauriai skanu. Jo. Man tai reikia dar grįžti dėl to, kad reikia įsidžiauti plaukus, nes ten koks džiovintuvas, tai eik tu savo. Pas mus tai 10 Aš žinai, iš 10. prisimenu, kai tada eidavau į baseiną, aš ten neprasidžiauviau pusę galvos žiemą, šlapias mano tą galvą ir žodžiu susirgdavau. Ai, tai aš tai niekada plaukų nedžiovinu.
O, kaip fain. Kur išeinat kampas? Žūžim. Tai susitiksim ate. Vėliau. Ate. Jo. Ate. Bye bye. Labas rytas, šiandien išvažiuojam. Tokia pavargus. Bye bye. Jau baigėsi, einu į mašiną ir jau. Bye bye. Tai žodžiu jau pabaiginėjau video editinti ir yra šiandien šeštadienis, kai aš grįžau mano sekmadienį. Jo, žinau, labai daug laiko praėjo ir aš tik tais dabar editinu, nes tiesiog visą savaitę buvo labai daug visko, bet buvo tikrai smagi kelionė, labai išvargino ir mama neleido pirmadienį neiti į mokyklą, turėjau eiti. Tai labai buvau pavargus, nes negalėjau vis tiek įsimiegoti, nes kaip ir važiuodama autobusu aš ir miegojau daug, bet vis tiek tu nuo to važiavimo autobusu irgi pavargsti. Tai žodžiu, įsimiegojau šiandien, eik tu savo kaip gerai, labai poilsiauju šiandien, žiūriu televizorių, editinu video, reiks šiandien įkelt, reik nuvalyti dulkes, jo ir tipo. Vakar aš pasiėmiau žvakę, užsidegiau, turiu ant stalo lempą, stalinę lempą. Ir žodžiu, ir tą įsijungiau ir tipo šiauriai buvo faina daryti namų darbus. Nors niekada nėra faina daryti namų darbus, bet žodžiu, buvo fainai ir jauku. Tai aš labai laukiu ir jūs laukit, kada bus video, kai aš pirksiu dekoracijas rudenio, gal biškį Halloweeno, nežinau. Pažiūrėsiu. Ir jo. Tai vat, tai šiaip daug kas atsitiko toj kelioniai. Nežinau, ar viską galiu sakyti, bet labai buvo daug dramų dėl tų ten kambarių. Su mokytoja ten susipyko. Žodžiu, viena ten, buvo negerai, kai kas jai tenai su sveikata. Grįžom, žodžiu, dabar, žodžiu, visokių dalykų vyksta, kuriuo aš nemanau, kad aš galiu sakyti čionais, bet įvyko negerų dalykų, kai kurių, kur labai susipykus, bet gal pasikeis, tai pažiūrėsim. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjote mane, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus, o mes susitiksime kitame video. Čiau! Sakyčiau dabar bučkiai, bet, ačiū jums už 52 subscriberius. Čia yra labai daug. Aš žiauriai esu nustebus. Labai ačiū jums ir labai myliu. Ate!